Sveiki atvykę į gamtą. Mes esame prie Ukmergės, Šventupės kaime, miestelė, atsiprašau, Šventupės, River Campe. Tai šiandien aš gaminsiu mėsainius, jautienos mėsainis su marinuotų agurkų padažų padarytų iš garstyčių bei majonezu ir svogūnų, ir jautiena, ir siračių padažas, ir kas dar, tik tai visko bus čia labai daug. Naudosim Vilniaus duonos bandeles, čia Street Food Collection, tai klasikinis brišė bandelė. Aš labai jas mėgstu, man tas toks lengvas jų saldumas, purumas, labai patinka. Tai visiškai jau tapusi klasika turbūt burgerių kepime, tai naudosime jas. Dabar pradėsime nuo faršo, papasakosiu, kaip pasidaryti tobulą idealų faršą. Tai aš čia turiu raudonoji paprika, šiek tiek kalendros maltos ir druskos. Viską pasiprieskoniuojam. Įsimaišim, šiek tiek paliekam. Dabar, kadangi pas mus yra tik grotelės, mes viską kepsim ant keptuvės. Taip, pasidam faršą šiek tiek, paskepinsim svogūną. Mes jį įdėsime tarp mūsų burgerį, taip sakysim. Šiek tiek alyvuogių aliejaus. Tegul jie kepa. Dabar, kai keis keptuvę, mes pradėsime kepti mėsas. Kol kas pasidarysime padažus. Aš kaip ir visada sakau, mėsainis neturi būti perkrautas daug visko. Kuo daugiau mes turėsime ant jo skonių, to jis bus neskanesnis. Ir majonezas, garstyčios. Visiška klasika. Bus pats skaniausias mėsainis. Kokios pudaminės. Na, kaip mūsų svogūnas laikosi. Taigi, paimam priplotėlius, žiūrim, bandysim čia kokius 3 sutalpinti juos. Nu ką, mėsainių bandelė nuostabiai kepa, skrunda. Taip, mano mėgstamo barbecue padažo. Kepintas svogūnas. Aš labai mėgstu šitą saldumą, šiek tiek tokia priduoda.